Tai labas Jūrate. Sveikas. Ačiū, kad prisijungiai ir toksai noras yra pabendrauti. Ir man atrodo, kad kartais mokytojai ar kitų sričių specialistai pamiršta pabendrauti. Prie kavos sustot pabendrauti. Aš labai džiaugiuosi, kad mes gruodžio mėnesį atradom pusvalandį pabendrauti ir dar kažkokia tai tema. Laukia mūsų programa. Mes ją pavadinom Laimingo mokytojo akademija, taip labai susvarbinom galbūt, bet iš tikrųjų, man atrodo, kadangi svarbi tema, tai gal ir verta susvarbinti. Ir pirmiausia, norisi, tavęs paklausti apie, taip, iš kitos pusės truputėlį, ne kas yra laimė, o kodėl žmonės nusprendžia būti nelaimingais. Man atrodo, kartais tiesiog nusprendžia ir netgi sąmoningai tai daro. Ar tik tai aš taip susidariau tokį įspūdį? Aš galvoju, gal nenusprendžia jie būti nelaimingais, bet mes gal labai vaikomės tos laimės, nežinodami, kas yra ta laimė. Ir gal ta laimė yra skirtinga kiekvienam. Vienam labai didelė laimė būti mokytoju ir dėstyti vaikams, ar ne, kitam laimė laukti pensijos. Ir tai gali būti irgi laimė. Bet kai mes ieškome, pavyzdžiui, kad kažkas būtinai mums pasakytų, kas yra laimė. Ir sako, va, tu laimingas, kada tu ten save realizuoji, o tu nesijauti laimingas. Kažkodėl, ar ne? Bet nes tavo laimė gal yra kitur, tavo vertybės gal yra kitur. Tai aš nemanau, kad žmonės renkasi būti nelaimingi, bet kai tu nuolat esi bėgime, kai tu nuolat nežinai, ko iš tavęs tikisi, nėra lūkesčių kažkokių susitarimo, vieni vieno nori, jeigu kalbant apie tos mokytojus, ar ne, žiūrėkit, kokius lūkesčius kelia apskritai visuomenė, apskritai tėvai, tada vaikai, pats savo ir tu nebežinai, kas ko iš tavęs nori ir tu bandai visiems įtikti ir tu pameti save. Aš tampi nelaimingas. Daug man klausimų dar kyla, noris tikslintis ir tuo pačiu aš galvoju, kad galbūt irgi sutiktum, o gal nesutiktum su tokia mintim, kad kai žmogus susikoncentruoja tik tai į savo rolę, į savo darbą, tai padaryti, atsakomybę vis tiek ir toks reikia žodis atsiranda, man reikia, aš privalau, aš atsakingas esu, ten mano pareiga, aišku, būna ir man nepriklauso tame tarpe, ar ne, bet čia jau gal kita tema būtų, tai ar nebūna taip, kad kai mes susikoncentruojam į savo rolę, kad pametam labai patys save, savo poreikius ir galbūt labiau netgi tada, apie kitus daugiau būnam negu apie patį save ir dėl to kyla tas nelaimingumo jausmas. Tai jeigu mes įsijaučiam į savo rolę ir ją prisirenkam, kad tai yra mano rolė ir man jinai patinka, tai sunkiau yra pavargti nuo savo tai, kas tave veža. Bet ir tai yra, kartais mes tiek įsijaučiam į tai, kas mus veža, kad mes perdegam. Nesustojam, tiesiog nepamatom, nes man taip gera ir žiūriu, kad nebeišeina taip, kad būtų gera. Per daug gera. Per daug gera ir nebesustoji, iš tikrųjų, toks elementarus dalykas sustojimas. Bet kai mes iš tikrųjų gyvenam kitų žmonių reikalavimuose ir bandymų įtikti, natūralu, kad bus sunku. Sunku kiekvienam ir neįtiksi kiekvienam, niekada neįtiksi visiems ir nereikia visiems įtikti. Aš kaip sakau, svarbiausias dalykas įtik pats savo, ne? Su savim susitar. O kas reikalinga arba kas svarbu, kad įtikčiau savo? Ar tai yra apie vertybės, ar apie kitus dalykus? Aš manau, kad ribos galbūt. Taip, tu turi suprasti, kas tau yra. Mes labai dažnai, aš norėčiau būti kaip kažkas tai ten, ar kažką, arba geras mokytojas, tai būtinai, kažkoks, ar ne? Ir aš pametu, o kas man yra svarbu. Kaip savo, būk griežtas, tada ten tavęs klausys vaikai. Gal aš nenoriu būti griežtas, gal aš noriu daugiau laiko skirti jiems, suprasti juos, įsijausti juos, arba nereikia ten ar nubausti, ar ne. Gal aš nenoriu, gal aš noriu kalbėtis ir savo, ar tu turėsi laiko. Gal ir neturėsiu, bet gal noriu. Bet kai mes suprantam, kas yra mano vertybės, mano, ne kitų primestos, o aš į save orientuojuosi, yra daug lengviau tada priimti save, toks koks tu esi. Nes kartais, gerai, patinka batai, pavyzdžiui. A čia blogai ir gerai? Vienam gali atrodo, kaip tau gali patikti batai. Bet gali patikti. Tai apie tai yra. Aš dar galvoju, kad tas geras mokytojas, ir ne kaip dviejų žodžių junginys, geras mokytojas, aš esu geras mokytojas ir
greičiausiai visi stengiasi būti gerais mokytojais, vienaip ar kitaip, kartais išeina, kartais ne, kartais pateisinam savo kitų lūkesčius. O jeigu reikėtų savo gerus mokytojus prisiminti, kokie bruožai pas juos dominuodavo, ar tai būdavo labiau apie tai, kad tie žmonės būdavo besielgintis nuoširdžiai, kurie išklausydavo, skirdavo dėmesio, ar vis dėlto jie būdavo labai stiprus profesionalai ir savo, nežinau, dalyko ekspertai, ar vis dėlto šitų dalykų dermė, balansas kažkoks, ką pati pameni iš savo patirčių. Man labai patikdavo mokytojai, kurie nepasiduodavo manipulacijai. Aš tikrai buvau tas vaikas, kuris puikiai mokėjau manipuliuoti. Tikrai mokėjau, žinojau, kaip galima, žinojau, kur paspausti, aš turėjau tą nuojautą ir aš tikrai taip elgiausi. Ar tai yra gerai? Nemanau, kad tai yra gerai, bet jeigu suaugę pasiduodavo, tai man kaip vaikui buvo labai tai naudinga. Ne, aš tai sugebėdavau. Bet ką aš atsimenu iš mokytojų, ir pamenu vieną mokytoją, kur kai atėjai ir pradžiai netgi tokia baugi buvo atmosfera, nes visi turėjom būti tyliai. Ta prasme, ir tas toksai šokas, kad atrodė, kaip čia dabar, ką ta mokytoja, kad čia mes jos bijojom. Realiai. Ta prasme, turbūt gal kokį pusmetį, kol paskui mes pradėjome matyti, kad jinai moka pajuokauti, kad jinai moka įsiklausyti, moka pasakyti ir kad tu mesgi su ja ryšį ir vyresnėse klasėse tu šalia jos jauteisi saugus. Saugus, kad supranti dalyką. Jeigu nesupranti, gali klausti ir jinai niekada nebus, kad čia galvok ar dar ką nors, ar ne, tu gali tai paklausti ir tu gausi atsakymą. Tu gali ateiti ir pasakyti, nepadariau namų darbų, nepadariau, bet tai turėjo būti padaroma prieš pamoką ir jinai tai suprasdavo. Ir buvo labai aiškios taisyklės klasėje, aiškios. Ir tikrai pas mus galėdavo, kai sakydavo, girdėti, kaip musė skrenda toje pamokoje. Bet ir girdėjau. Aš nežinau, ar visiems patiko jinai. Man jinai patiko, man buvo gera, aš iki šiol, jos dėka aš pamėgau matematiką ir man iki šiol jinai patinka. Tai ir paskui matydavau, kaip kiti mažiukai ten bijo jos pradžiai ir sakydavau, palaukite, tuoj pamatysit, kaip yra gera būti šalia tos mokytojos. Tai tikrai atsimenu, tuos ir buvo ir istorijos mokytojo, kuris įspūdingai pasakodavo istoriją pačią, pateikdavo. Nors dar ta mūsų istorija dalį laiko buvo tokia iškraipyta, bet mes vis tiek ją tikėjom, ką dėsto, tą tiki. Bet jinai suvokdavo, pavyzdžiui, kad jeigu mes esam pervargę, taip, jinai leisdavo tarsi mums atsipalaiduoti per pamoką, bet kartu su istorija. Jinai parodydavo kelionių nuotraukas ir tame papasakodavo istorijos ir tai būdavo įsimintina. Tai va tas gal tas. Prisitaikydavo prie... Taip. Prie to, kas vyksta, ne? Gal aiškios taisyklės, va taip gal pasakysiu. Aiškus žinojimas, ko iš tavęs tikisi mokytojas ir laikymasis viso to. Ir tas, labai stipriai padėdavo. Ar sutiktum su teiginiu, kad laimingas mokytojas, tai tada laimingi mokiniai? Tikrai taip. Kada tu ateini švitėdamas, ar ne? Ir aš kartais mokytojams sakau padaryti tokį paprastą pratimą. Prieš einant į klasę, pakelti galvą, ištiesti pečius, nusišypsoti ir sakyti, manęs laukia nuostabiausia klasė, kokia tik tai gali būti. Aš suprantu, kad gali taip pradžiai netrodyti, ne? Ir tau atrodyti, Dieve mano, jeigu bus vėl tas mokinys, taip... Bet mes ir ateinam su tokiu nusiteikimu. Bet jeigu mes 3 minutės skiriam, pagalvojam apie tai, kad manęs laukia nuostabi klasė, taip, mūsų smegenys pradeda koncentruotis į pozityvą ir tu jau ateini švitėdamas į klasę. Mokiniai tai jaučia. Jaučia tą, ar ne? Kai jaučia, kad mokytojas tiki tą, ką daro, tiki savimi ir jie tada padės. Netgi jeigu klasėje bus sudėtingų situacijų, bus mokinių, kurie stos palaikyti mokytoją. Ir tas yra svarbu. Mokytojai ir apskritai žmonės į mokymus eina dėl kelių dalykų, ar ne? Yra tokia net piramidė, kad yra žinios, yra įgūdžiai ir yra požiūris. Aš irgi kartais paklausiu, sakau, kodėl jūs šiandien susirinkote į mokymus. Tai dažniausiai žmonės dėl žinių ateina, kažką naujo išgirsti, kokią mintį pasiimti. Jeigu vieną mintį pasiimsiu, užsirašysiu, tai jau va mokymai, ar ne? Kiti sako, kad pasiimčiau ir pritaikyčiau. Ir maždaug pasiskirsto galbūt per pusę. Bet dėl požiūrio, kad ateitų ir sakytų, Jūrate, aš noriu, kad mano požiūris pasikeistų. Tai būna labai mažuma arba iš vis nebūna. Bet man atrodo, tai yra vienas svarbiausių dalykų. Mes žinių turim šiais laikais labai daug. Įgūdžiai,
yra, jie kartais neaktyvuoti ir turbūt aktyvuoti mus stabdo tam tikras mūsų nusiteikimas arba požiūris. Ir iš to išeina klausimas, o koks požiūris mus stabdo būti laimingais, perduoti tą pozityvą kitiems ir koks požiūris arba nuostatos kaip tik padeda, kaip tik išlaisvina ir būti savimi, būti tuo žmogumi, kuris gali dalintis. Aš kaip mokytojai, tai didžiausia gal ta nuostata yra sunkus vaikai ir sunkus tėvai, ar ne? Mes juos padarom labai sunkiais, nors mes jų realiai nenešiojam, ar ne, lengvas, sunkus. Bet kada mes pradedam keisti tą pačią nuostatą, kad nėra probleminių vaikų, yra vaikai turintys problemų. Tik mes suaugę nenorim tų problemų spręsti. Tiesiog, jas yra sunku spręsti. Ir aš dažnai mokytojams sakau, ir neprivalot visada jų spręsti, nes jūsų užduotis ugdyti vaikus, ar ne, auklėti labai gerai atsakomybė turėtų eiti tėvams, bet ne visi tėvai auklėja vaikus, tuomet tą atsakomybę jau prisiema mes kaip visuomenė, ar ne, auklėti vaikus. Bet kai visuomenė, ar ne, valstybė nori prisimti auklėjimą vaikų, tada pyksta jau tėvai, kodėl kišamasi, kad juos auklėti. Ir tu esi tokiam burbule, kur tu pasimeti net nebežinodamas, kas yra gerai, o kas yra blogai. Kiek aš galiu, kiek aš negaliu. Ką galiu kalbėti, ko negaliu kalbėti. Ir tas toks požiūris ir tos nuostatos, tave pradeda varginti, kai iš visų pusių tu gauni spaudimą. Ir sutik dažnai su mokytojais, kai kalbėsi ir sako, dar jeigu reikėtų dirbti tik su vaikais. Tai dar būtų vienas, su jais susitartumėm. Ir kartais tikrai su vaikais susitari. Ir su tuo labai sunkiu vaiku, ar ne, tu irgi randi ryšį. Kol neįsijungia kartais tėvai su savo gynyba, aiškinimu, kad mokytojas kažko turi teisę arba neturi teisę. Privalo parašyti kažkokį pažymį ar neprivalo kažkokį pažymį. Aš nesakau, ne visada ir mokytojai yra teisūs. Tikrai, visokių situacijų būna. Bet ta komunikacija bendra, ar ne, tas bendravimas, tas priėmimas, kad padėkime kartais pamatyti vaiko problemas arba priežastį to elgesio, kurį jisai daro. Ar ne? Ir tada yra lengviau. Bet labai norisi ir išeiti programą. Ir einam programą. Aš galvoju, kad programos turbūt niekas niekada neišeina visos. Aš nežinau, bet streso patiria labai daug visi. Aš pats save mokykloje prisimenu ir tikrai gerai prisimenu, tai ten iš visų dalykų išeiti pačiam asmeniškai programą yra neįmanoma. Taigi ten pasieksi, vienur ten 5, kitur 8, kitur gal 9, jeigu esi ten gabesnis visose srityse, tai gal ir... Bet vis tiek kažko pritrūks, kad išeitų. Bet čia jau kita tema irgi apie programą išėjimą. Pačioj programoje, kurią aš pradžioj paminėjau ir kurią vesi, ten daug svarbių temų bus, ar ne? Ir apie savęs pažinimą, ir apie emocijų, tą raštingumą, pavadinkim, ar ne, taip plačiaja prasme, ir apie kitus labai svarbius dalykus. Kodėl jos lauki pati? Ar lauki šitos programos? Laukiu, nes man labai visada patinka tas, kada mes kalbam, ne tik tais apie tai, kaip pažinti vaikus, prisiderinti prie jų, kaip spręsti atitinkamas problemas, bet visų pirma pažinti save. Kodėl aš reaguoju? Kodėl man tai skauda? Arba kodėl man tai patinka? Apie ką pasako mano požiūris į tam tikras situacijas? Apie mane ką tai pasako, ar ne? Ir kaip aš galiu pakeisti savo požiūrį, pakeisti situaciją. O kokios yra vertybės, aš ir kalbėsiu, o kaip išsigryninti tas vertybės, kokie klausimai tau padeda išgryninti ir suprasti, priimti tas pačias. Nes kartais yra toksai, kad, o tai kaip man žinot, kokios mano vertybės? Tai yra tam tikri klausimai, yra tam tikras požiūris. Kartais man pačiai buvo labai nesudėtinga, nes aš žinojau savo vertybės. Bet kai aš tas vertybių klausimus uždaviau šeimai, tai jinai išplėtė akis. Ir aš galvojau, kad jų vertybės tokios kaip mano. Bet tai nebuvo tiesa. Ir buvo labai įdomu juos priimti, pamatyti kitame amplua. Tai aš ir labai noriu, kad ir mokytojai save pamatytų, savo tą emocinį raštingumą. Mes kartais, ar ne tas, kad labai svarbu emocinis intelektas, labai daug kalbam. Bet kai grįžtam prie emocinio raštingumo, prie jausmų priėmimo, mes nenorime priimti emocijų.
Nenorim. Nenorim, kai vaikas piktas, nenorim savęs net priimti, kai esam pikti. Kai norim ten verkti, susigraudinę, mesgi savo, aš stiprus, neparodysiu, ką jaučiu, jie neturi jausti. Tikrai, o gal atvirkščiai labai svarbu ir parodyti savo jausmus ir vaikam pasakyti. Šis per pamoką gali atsistoti, va, taip ir laikyti rankas, parodyti, kad tau dabar yra sudėtinga ir tau reikia kvėpuoti. Tiesiog, ar ne? Mes taip mokysim vaikus rodyti ir priimti emocijas. Bet kokias emocijas dažniausiai mes parodom? Kai pratrūksta, tai mažo nepasirodo, arba, matyk kažkokį. Tai nereiškia, kad aš visada turiu būti laimingas. Teisingai, aš turiu jausti visus jausmus. Tai man tas irgi labai norisi. Ir kad norisi, kad ir pajausto, kaip kitas jaučiasi. Bet kad mokėtų atsiskirti, mes ir stiprią temą paliesim patį mobbingą. Ir mobbingas ir iš vaikų pusės gali būti, bet gali būti ir iš tėvų, ir iš kolegų. O gal aš pats taikau mobbingą. Ir taip gali būti, kol kartais galiu nesuprasti. Ir kai tu pradedi klausytis, atsiranda tas toks, bet ir aš taip kartais elgiuosi. Tai ką daryti, kaip priimti, kaip sustabdyti. Ar tai paskui taikys ir darys? Priklausys jau nuo jų pačių. Tai dar vienas klausimas būtų apie tai, kad irgi toks teiginys ir įdomu, kaip tau jis skamba, kad savęs pažinimas yra neišvengiamas dalykas žmogui, ypatingai tam, kuris dirba su vaikais, su kitais žmonėmis, kad tai yra tiesiog higiena, būtinybė kaip dantų valymas. Ar sutinki ir kodėl? Taip, ne tik tai, žinokit, kas dirba su vaikais. Aš tai sakyčiau, kiekvienam svarbu susipažinti su pačiu svarbiausiu asmeniu jūsų gyvenime. Jūs esat pagrindinis projektas viso gyvenimo, tai esu aš pats. Ar ne? Ir žinai, yra frazė savimila. Gerai skamba? Save myliu, tai... Turėtų būti teigiamas aspektas. Bet žiūrėk, tik tai pasako, tu ką savimila? Jau kitaip skamba. Ir taip atrodo, mylėti save, tarsi pas mus dar yra toksai blogis, ar ne, egoistiškumas. Taip aš suprantu, mes turime įvertinti, kur jau yra egoizmas, lipimas per galvas, o kur yra meilė savo ir ribų nubrėžimas. Ir tas yra labai svarbu. Nubrėžti ribas yra svarbu. Ir mylėti save svarbu. Kai mes mylėsim save, kai aš žinosiu, kas aš esu, daug lengviau yra priimti kitą. Daug lengviau suprasti, kad toks, koks aš, nebūtinai toks pat kitas. Ir kad mano buvimas tai yra apie mane, o apie kitą yra apie jį. Ir tada yra lengviau. Aš tikrai siūlau susipažinti su savim, ne tik tai, kas dirba su vaikais. Paskutinis klausimas. Mes pastebėjom komandai, kad dažniau mokytojai, specialistai renkasi mokymus, kurie yra apie vaikų ugdymą, ypatingai jeigu problematika kažkokia, tai labai yra populiaru. O kas yra susiję vis dėlto su pačiais mokytojais, kas yra kaip laimingo mokytojo akademija, tiesiog reikia daugiau edukuoti, reikia daugiau kalbėti, tada renkasi, bet tai nėra, kad populiaru, sakykime. Ir kaip ir keista, ne? Nes mesgi įtaką didžiausią galim padaryti patys savo, kitiems galim, bet per save vis tiek, ar ne? Ir įdomu, kodėl taip yra, gal... Baisu pažinti save, arba atrodo, kad aš pažįstu save, o kartais, o kam to reikia, o ką man tai padės. Aš bent jau žinosiu, kaip išspręsti, vaikas piktas, ką man daryti su juo, ar ne? Ir aš žinosiu, bet man pasakys konkrečius patarimus. O čia dabar klausytis rimtai apie save, tarsi kaip laiko kartais gaišimas, o kartais tai nėra malonu. Ne visada tai yra malonu. Pažinti su savim ne visada patinkanti yra. Tikrai. Ir aš atsimenu, aš pati labai daug skyriau laiko pažinti save ir pažinti savo tas kylančias emocijas, iš kur tas pyktis atsiranda, kodėl tas sudirgimas atsiranda, kodėl būna toksai, nusistatymas, atsiranda, kad, negaliu bendrauti su tam tikrų žmogum, negaliu, ne? Ir atrodo, nenoriu ir nebendrausiu. Bet kai tu pradedi galvoti, o kodėl, o iš kur tai atsiranda, ką tai pasako apie mane,
Ir tada tu supranti, ir tada tu pradedi atsirinkti. Ir tikrai ne su visais reikia bendrauti. Nu tikrai, ta prasme, tuo labiau, kai užaugęs esi ir turi galimybę tą pasirinkti. Vaikai tokios galimybės neturi. Nu, dažniausiai mes suaugę pastatom. Bet mes jau kaip suaugę mes turim tą galimybę. Bet vėlgi mokytojas irgi neturi visų galimybių. Ne? Jis negali, nepatinka man tie tėvai, nenoriu ir nebendrausiu, nes jie ribų nejaučia. Ne? Gyvenime aš galiu užsibrėžti. Ne? Kartais turbūt ir klientui galėtum užbrėžti ribas ir pasakyti, kad aš nedirbsiu su tuo klientu. Ir tai bus mano pasirinkimas. Bet mokytojas neturi tokio pasirinkimo. Ir kada mes labiau susipažįstam su savim, mes lengviau priimam tokius žmonės, mes tada suprantam, kad ta reakcija kartais yra ne apie mus. Ar ne? Arba ta žmonių elgesys yra ne apie mus, o apie juos. Jeigu jie ateina pikti, tai nereiškia, kad aš esu piktas. Ir tas veidrodinis principas ateina su manim su pykčiu, o aš jį priimu su meile. Bet kai aš pats savo būčiau meilė, man lengviau jį priimti. Bet taip kartais atrodo, tas emocinis intelektas neapčiuopiamas. Bet kai investuoji, kai tu patiri, tada tu pamatai tik tai realų rezultatą. Tai ačiū tau už šitą pokalbį, ačiū už savo patirtį, atsakymus ir jau visai neužilgo susitiksim programoje. Tai labai pats laukiu, klausysiuos, man labai patinka investuoti laiką į save, dėl to, kad jisai greičiausiai atsiperka, tada jaučiuosi stipresnis, savivertė stipresnė, ribos kažkokios tokios vidinės atrodo prasiplečia. Tai ačiū, kad dalinsies apie tai ir ačiū, kad čia prisijungi irgi pasikalbėti. Ačiū ir ačiū visiems, kurie klausysis, lauksiu visų. Iki. Iki.